1933 metais Hitleriui atėjus į valdžią iš pagrindų pasikeitė Vokietijos vidaus ir užsienio politika. Buvo propaguojama rasinė teorija. Vokiečių nacija buvo iškelta virš kitų tautų. Valstybės mastu buvo pradėta antisemitizmo politika. Žydų persekiojimas ypač sustiprėjo 1935 metais priėmus Niurnbergo įstatymus. Žydai negalėjo būti Vokietijos piliečiais. 1938 metais įvyko suplanuoti žydų pogromai – Krištolo naktis. Atsirado pirmieji getai, kuriuose valdžios nurodymų turėjo apsigyventi žydai. Tūkstančiai žydų dar iki karo emigravo ar priverstinai pasitraukė iš tėvynės, tačiau Europoje likusiems žydams tapo nesaugu. Daugelį jų taip ir nepavyko išsigelbėti nuo masinio naikinimo Holokausto. 1941 metais birželio mėnesį, prasidėjus karui tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, iškilo didelė grėsmė Lietuvos žydams. Birželio 24-27 dienomis žydai tapo kriminaliniu elementu, aklo keršto ištroškusių asmenų ir greitai Lietuvoje atsiradusių vokiečių sudarytų specialių naikinimo komandų, kurios ir sunaikino daugumą smulkesnių žydų bendruomenių taikiniu. Dėl žydų pogromų 1941 metų viduryje atsakomybės dalis tenka ir ginkluotoms ekstremistų grupuotėms, susijusioms su Nacionalsocialistų partija ir Vokietijos politinė policija, Gestapu. Masinis žydų naikinimas buvo išimtinai vokiečių okupacinės valdžios rankose. Po pogromų ir masinių žudynių išlikę žydai buvo suvaryti į getus. 1941 metų rugpjūčio 2 dieną miesto laikraštis Naujos Biržų žinios skelbė: Biržų miesto burmistro įsakymu nuo 1941 metų Liepos 28 dienos 20 valandos visiems Biržų mieste gyvenantiems žydams įsakyta persikelti į šį miesto rajoną. Vilniaus gatvėje nuo Rinkos aikštės iki Dvareckienės gatvės, Rinkos, Dagilio, Karaimų, Lintupio gatvėse ir Apaščios gatvėje iki upės. Rajone draudžiama vaikščioti nuo 20 iki 6 valandos ryto. Miesto žydai buvo prievartai iškeldinami iš gyvenamųjų pastatų bei butų ir varomi į getą apie sinagogą ir žydų religinę mokyklą. Tūkstantis 1941 metų pabaigoje maži getai buvo likviduoti, o jų gyventojai sunaikinti. Biržų getas buvo likviduotas rugpjūčio 8 dieną. Didesniuose getuose liko apie 80 000 žydų. Iki 1942 metų vidurio buvo sunaikinta apie 80% žydų. Iš viso Lietuvoje buvo sunaikinta virš 200 000 žydų. Tai yra apie 94% visų Lietuvos žydų. Tarpukaryje žydai turėjo 5 savo mokyklas, vaikų darželį, biblioteką. Taip pat žydai buvo įsteigę socialinio aprūpinimo institucijas, tokias kaip paskolų be palūkanų skolinimas, ligonių slauga, duona vargšams, parama praradusiems darbą, senelių prieglauda.
Biržų ekonominiam gyvenimui didelę reikšmę turėjo Žydų nacionalinis bankas, teikęs paskolas miesto gyventojams. Buvo tai po kokio mėnesio to visus suvarė į vietą ir žydai nebespėjo pasitraukti, reiškia, nuo vokiečių antplūdžio. Aš gyvenau Kilučių Dvareckienės gatvės kampe. Dvareckienės gatvė dabar vadinasi Janonų gatvė. Ir ten mačiau prieš pat jau, reiškia, ateinant vokiečiams, prieš kokią savaitę žydai nusisamdė, Biržų žydai, reiškia, buvo arklius, vežimus ir ne dešimtims, bet šimtais pro Kilučių gatvę važiavo į Rokiškį, norėjo pabėgti nuo vokiečių. Nes jau jie suprato, ką reiškia vokiečiai jau, ką reiškia genocidas jau Vokietija, jau visur užimto šalis žudė žydus, tai jiem nebeliko jokios išeities, tik tai bėgti į Tarybų sąjungą, pasitraukti, evakuotis tuo metu. Nu ir aš pro Kilučių gatvę važiavau kokias 2 dienas vežimais, ne dešimtim, bet sakau, šimtais, ir pasirodė, kad ten Vinskas, Daugpilis, reiškia, Rokiškis jau buvo užimtas vokiečių ir po 2 ar 3 dienų visi grįžo, vėl visi nusiminę, vėl šimtai vežimų grįžo atgal į Biržus, nes nebebuvo kur bėgti. Nu, mūsų namuose ne visai kur gyvenam, bet šalimas buvo mano senelės namas, ten gyveno žydų šeima. Skardininkas, aš pasakojau, jis čia Paskerbelį dirbo skardininku, o jo sūnus, mes draugai buvom kartu, vienmetis beveik su manim, vienmetis vyresnis, labai draugaudavom, jis man per Velykas macų atneždavo, ten saldainių tokių žydiškų ir tų tokių karamelės. Yra mane net išgelbėjęs nuo skęstančios lyties per potvynį, per apaščią. Bičiuliškai, vienu žodžiu, kaiminystėj gyvenom, tai šalimas navas primavo. Nu ir matau, kad visi grįžta ir jie buvo jau su vežimais išvažiavę ir grįžo, aš neinu prie jų, jau grįžusiu po 2-3 dienų. Nusiminė, tėvai beveik nieko nekalba, sako, nebespėjom, nes sako, vokiečiai užėmė, reiškia. Mums nebeliko niekur kur dėtis, beliko grįžti atgal. Kaip kraustė jūs čia įdomu? Kokiu būdu, kaip čia gavo? Atėjo vokiečių kareiviai, galbūt su vokiečių kareiviai? Visokiai. Ir reiškia, eikit čia gyventi ir... Kaip tai vienu, ar čia susitardavo, ar kaip, kad iš vieno pasikrausit? Nesusitardavo, šautavo tavo atstato ir... Jums tik tai kiek gali panešti ir eik čia gyventi? Taip. A kas tavas būtų užims, tai... Apie tai jokios kalbos nebuvo. Bet stebėtina, kad žydai... Jie tokie buvo, kaip paveldi. Jie buvo nusiminę, jie gal nors padėti. Jie suprato, kad likimas jiems skyrė šitą dalyką. Nu jo.
žydams suvarytiems į sinagogą buvo įsakyta atiduoti visus brangius papuošalus. Pirmosiomis žydų holokausto aukomis Biržuose tapo gydytojas Abraomas Almanas Levinas ir miesto rabinas Jehuda Leiba Buršteinas. Masinis žydų šaudymas prasidėjo 1941 m. rugpjūčio 8 d. Išvakarėse duobes kasti Astravo miškelyje buvo priversti ir patys žydai. Kasė duobes ir Biržų kalėjimo kaliniai. Buvo iškasti 2 dideli grioviai. Sugrupavę po 100–200 žmonių į eilę, jie varė juos į Astravo Pakamponių miškelį ir ten sušaudė.